Savaitgalį prie Vilniaus įsikūrusiame Bendorių žirgyne antrą kartą vyko tradicinis turnyras Žirgų sporto dienos 2009. Per 100 dalyvių iš Lietuvos ir Latvijos rungėsi asmeninio ir komandinio konkūro bei kinkinių kategorijose. Vyriausiasis varžybų teisėjas Vytautas Poznanskis sakosi neįvertinęs žirgų pajėgumo ir paruošė per lengvas kliūtis. Tenka apgailestauti, kad gamta nepamylėjo ir aikštės kokybė tikrai netitinka netgi ne europinių standartų, betgi net minimalių standartų, kurie turėtų būti. Bet vakar dienos pirmojoje rungtyje aš pats statau maršrutus žirgam ir teko pripažinti, kad truputį ir persisaugojau. Galingi žirgai, patys stipriausi mūsų raiteliai. Iš 5 komandinėme konkūre dalyvavusių ekipų stipriausia pripažinta Husqvarnos Miražo ekipa. Kinkinių klasėje nepralenkiama buvo Elena Railienė su Viliumi Malinausku. Viena iš nedaugelio moterų dalyvių sako, kad pergalę lėmė pirmosios dienos rezultatai. Sunkiausia krosas. Šiandien buvo labai tikrai sunki rungtis, kadangi raižyta vietovė, įkalnės, nuokalnės, žirgui buvo sunku, kadangi nėra jaunas žirgas, bet po pirmos dienos buvom pakankamai daug taškų atsiplėšę ir galėjom savo leisti pirmą vietą, džiaugtis. Individualioje konkūro kategorijoje ir bendroje įskaitoje čempionu tapo Stasys Jasas. Jam įteiktas simbolinis kalavijas, kuris papildys ir taip gausią patyrusio sportininko trofėjų kolekciją. Sportininkas sako, kad pergalė nebuvo netikėta. Aš tam ruošiausi, aš būtent su to žirgu man šitą aikštį ir manėžė, praktiškai galim sakyti kaip savo aikštį. Ir jisai kuo puikiausiai jaučiasi. Organizatorių teigiamų žirgų sportas populiarėja Lietuvoje, tačiau sunkmetis diktuoja savo sąlygas ir varžybų kalendorius nėra toks įtemptas kaip anksčiau. Visgi entuziastų dėka raiteliai dar turi kur startuoti.